Labas visiems. Nu, kokie aš čia reikalą užkūriau su tais draudimu ir namo paskolų tvarkymais, tai vaja. Faina, iš tikrųjų faina, kad jūsų tiek daug ir stebit, ir rašot, ir klausėt. Ir labai gerai, džiaugiuosi, kad domitės ir pagaliau atvertė dokumentus, pažiūrėjo vieną kitą mano video. Ir nemažai su jūsų jau suderinom pokalbius, jau apkalbėjom ir turėjom dokumentų peržiūras, kas tikrai labai smagu ir faina. Ir tikrai ne vieniem pasakiau, kad turit labai gerai padarytus draudimus, laikykit taip, kaip yra, nes jeigu perdarinė, tai tikrai bus brangiau arba kažkas jau bus neįtraukta į draudimus, ne, tai iš karto stabdžiau ir sakiau, palaukim, turėkim kaip yra dabar, o vėliau žiūrėsim, ar kažką dar galim keisti ar ne, ar verta ar ne. Bet tikrai buvo ir tokių kuriozinių situacijų, kur nežinau, kieno kaltė ir nežinau, ant ko man bumbėti ir ant ko pykti, todėl kad kaip žmonės yra Morgvičius namo paskola, ne, ir jiems kažkoks tai advisoris padarė nelaimingų įvykių draudimą. Pas vienus buvo MetLife, pas kitus buvo Kids draudims. Tai, tiesiog kosmosas, tai niekaip nėra gyvybės draudims, tai niekaip nėra, kaip jums pasakė, sveikatos draudims ir dar kažką, Jėzau, net į tą pusę nėra. Ir jeigu jūs turit Morgvičių, tai tikrai netokių draudimų jums reikia ir peržiūrėkit, būkit protingi ir patikrinkit vis dėlto, kokie pas jūs draudimai yra, ne? Nes turint namo paskolą mes iš tikrųjų ant savęs užsikraunam, ant šeimos užkraunam didžiulį finansinį įsipareigojimą eiliai metų, ne? Ir šalia to draudimai jie turbūt tvarkingi, kad ir kaip to nenorėtumėt ar norėtumėt, ne? Tai prašau, tikrinkit ir jeigu ką rašykit, galėsim sutikrinti kartu, nes per paskutinės dienas tikrai prisižiūrėjau tokių dokumentų, kad nežinau, ne ką pasakyti iš tikrųjų. Tikrai nežinau, ne ką pasakyti ir sunku suvokti, kaip kažkas gali taip dirbti, kaip kažkas gali tokius darbus padaryti ir nežinau, tikrai nežinau, kartais kai kuriuose situacijose net aš prarandu amą. Nežinau, ką pasakyti. Bet džiaugiuosi, kad galim patikrinti, džiaugiuosi, kad išsiaiškinam. Tikrai daugybė žmonių nustem, kai aš patikrinu ir, sakykime, buvo draudims padaryti joint decreasing, tai reiškia, kad du asmenys ant vieno draudimą ir suma draudimo yra mažėjanti, ne? Viskas su tom tvarkoje, viskas su tom gerai, jeigu jūs tiksliai žinot, kaip tai veikia, ne? Ir kai mes atsisėdai išsiaiškinom, kaip tai tiksliai veikia ir palyginom kainos, pavyzdžiui, kiek kainuotų pasidaryti draudimą kiekvienam atskirai, ne? Ir nemažėjanti, niekur neišnykstanti, visą laiką tokioj pat sumoj išliekanti draudimą, ne, kad ir tos pačius vien tik Morgvičiaus metus, bet vis tiek jis niekur nedings, jis niekur nemažėja ir apsidraudus tenais, nežinau, 200 000, tie patys 200 000 bus po 10 metų ir po 25, kiek buvo Morgvičius, ne, tie patys 10 000 jie bus. Jie niekur nedings, jie niekur nemažai. Ir su viena šeima patikrinom ir draudimą kainos skirtums buvo joint decreasing, tai sujungs draudimus du asmenys ir mažėjanti suma, buvo pigiau 8 svarais, negu kad turėjo du atskirus draudimus. 8 svarai per mėnesį. Taip tai yra pinigai, taip tai yra 8 svarai. Ir mes juos visus skaičiuojam ir juos reikia skaičiuoti ir šaunuolį, kad tą darot. Bet ar 8 svarai per mėnesį, tai yra tokia suma, kurios negalėtumėm sumokėti tam, kad turėt geresnį draudimą, kad tas draudimas niekur nedingtų, atsitikus nelaimiai, kad ne tik Morgvičių galėtų išmokėti, bet ir šeimai liktų kažkokia tai dalis pinigų. Auga vaikai, yra šeima, yra antra pusė, yra ne tik tais namo paskola kaip finansinis įsipareigojimas, dažniausiai būna ir kiti dar reikaliukai, kuriuos dėja, bet reikės susitvarkyti, ne? Ir tam bus skirti pinigai.
Taip kad, kai parodai sistemoje, kas galėtų būti vietoj to ir paaiškini, taip, mes padarėm brangesnį draudimą, keliais svarais brangesnį draudimą, bet nepalyginamai geresnį, net nėra ko lyginti tenais, ne? Tai kartais tikrai nustembu. Tikrai taip, turėjau ir žmonių, kurie turi joint decreasing, puikiai suprant, kaip tai veikia. Ir mes juos palikom, todėl kad pagal jų amžių, pagal jų esamą situaciją nebuvo verta jo keista, ne? Ir, sakykime, tenais, kad sustaupytų nepilnai buvo 50 piškių skirtumus, tai, neverta tada jo liesta, ne? Tai iš karto pasakiau, turėkit tai, ką turit, nes po kol kas šiai dienai jis yra tvarkingas, jis yra tinkamas ir gerai. Nebent kažkas keistos, nebent pakeistų morgvičių, išmokėtų greičiau, prasilgintų ir panašiai, tada taip tektų keisti. Kitas atvejas, ką atradau ir galvoju pasidalinsiu, vėlgi draudimo suma. Mažėjantis gyvybės draudims kartu su morgvičiu mane. Jeigu buvo padaryts neteisingų procentų, jeigu buvo padaryts remorgvičius eigoje metų ir draudims nebuvo peržiūrėts, tai draudims gali atsitikti taip, kad mažėja per greitai. Ir turėjom su viena šeima tokį variantą, kai patikrinom draudime buvo likę apie 20 000 mažiau negu jų namo paskola. Tai mirties atveju namo paskolai pilnai padengti visai sumai jau pinigų neužtenka. Tai automatiškai atsidurs žmonės problemoje. Ne? Tai tokių tų variantų šią savaitę įdomesnių buvo iš tikrųjų ir labai džiaugiuosi, kad mes juos galėjom aptarti, pašnekėti apie tai, sužiūrėti, sutvarkyti ir kai kuriuos tikrai džiaugiuosi, kad mes sutvarkėm, kol dar nieko nenutiko ir ne per vėlu buvo ir laiku susizgribom, nes, nesakau, kartais tokiose situacijose, kaip žiūrėjau ir iš vienos ir iš kitos pusės ir į vieną ir į kitą dokumentą ir galvoju, ką reikia turėti galvoj, kad padaryti tokius draudimus. Aš nežinau, aš tikrai nežinau ir kartais tikrai sunku suvokti būna, tikrai sunku. O gali pasakyti kliento kaltė, kad neskaitė, ne, kad ir puikiausiai nuostabiausiai angliškai kalbėtų gali ir be klaidų ir daugybę metų čia gyventa, ne? Bet finansų kalba, jie turi savo kalbą, jie turi savo terminus ir jeigu tu jų nežinai, tu gali šnekėti lietuviškai, angliškai ir tą informaciją skaityti visokiais hieroglifais, kokiais tu nori, ji tiesiog kita kalba, ji tiesiog kiti terminai ir juos reikia suprasti. Kodėl aš mokinuosi jau 8 metai ir vis tiek toliau mokinuosi kiekvieną mielą dieną ir kitaip tiesiog nėra. Kitaip tiesiog nėra ir kiekvieną darbą turim dirbti. Turi dirbti tas, kas išmano jį dirbant, ne? Tai va, tai nežinau iš tikrųjų. Ir pasiutus ir ne šiandienas. Todėl, kad, sakau, tikrai, kai kurie atvejai tos, kuriuos radau, tai tikrai šokiruoja, o kai kuriais pasidžiaugiau, kad viskas super ir palikit taip, kaip yra ir geriau nelieskit tada iš vis. Tai va, galvoju, tiek pasidalinsiu, išlysiu į eterį. Ir viskas, einu toliau dirbti. Tarp kitko, iš tikrųjų, tai dabar užsirašinėjai klientus tik tai rugpjūčio pabaigai nuo 28, jeigu nepameluosiu, nuo 29, gal 28, nes daugiau vietų nelabai ką turiu. Viskas suplanuota, užplanuota, surašyta visas dienas, kurias dirbu. Ir smagu, kad jūs mane stebit, smagu, kad žiūrit mano video, vis daugiau sulaukiu komentarų susitikus arba kalbant telefoną, kad pamačiau ir parašiau. Faina, kad pasiekė, nes pradedant daryti, galvoju, ar čia reikia, ar čia kam čia ir panašiai, bet bežiūriu, kad sulaukiu atsiliepimų iš jūsų ir tas labai smagu. Viskas sakau, iki, tikrinkit savo asmeninius draudimus, ypač jeigu turit namo paskolą. Viso.